Istorija. Praeitą kartą vienas iš pranešimų NT Camp buvo Viktoro iš One Partner, kuris tuo pačiu dar dirba daug su NT rinkos analitika, turi tam tikrus technologinius įrankius pakūręs ir, žodžiu, apžvelginėja rinką. Ir jisai praeitą kartą pasidalino tokių įdomių susuktų piragų, ne piragų, žodžiu, apie grąžą iš NT ir kaip jinai skiriasi skirtingose miestuose ir kur jinai yra didžiausia. Ir didžiausia grąža tam grafike, tam pirage, toje diagramoje buvo parodyta Naujojoj Akmenėj. 4 mėnesius atgal jisai pasidalino šiuo pranešimu. Šiandien Viktoras vėl buvo NT Camp'e ir sako, žiūrėkit, ką papasakosiu. Ir jisai turi išsitraukęs statistiką, ta prasme, Naujojoj Akmenėj sparčiai auga sandorių skaičius ir sparčiai auga nekilnojamo turto kainos. Tai čia yra tikrai neįtikėtina ir jeigu NT Camp'as yra apie mažo verslo ir regionų palaikymą, tai ta prasme, kas dar gali būti įdomesnio ir labiau neįtikėtino negu toks regionų palaikymas. Jo, Naujoji Akmenė kažkoks, iš vis net nežinau, kur yra miestelis, ta prasme, jo ten NT kainos tikėtina mažytės, ane, jo ten sandorių skaičius va toks, va, bet jeigu apžvalga susirinkus NT investuotojams, ane, parodžius, kad tenais yra neblogos grąžos, geros grąžos, jeigu ta apžvalga gali įtakoti kažkokio regiono, kažkokio miestelio NT kainas, NT sandorių skaičių, o tai reiškia ir apskritai visos to miestelio NT rinkos dinamiką, tai kas gali būti geriau? Tai žodžiu, labai įdomu, tikrai pasidalinsiu savo postuose daugiau informacijos, nes pats ką tik šiandien visą tai išgirdau, eisiu kalbinti Viktoro per vakarėlį ir klausti, kaipgi ten viskas iš tikrųjų yra, bet panašu, kad jisai nemelavo, nes statistika nemeluoja.